Dabar sekantis etapas bus toks. Pasimsim kibirėlį su vandeniu, skudurėlį kokį nors dabar. Reikės ne tai, kad pravalyti, bet tiesiog švelniai prabraukti su drėgnu skudurėliu. Ir tokiu būdu, kai išgaros vanduo, ta mediena bus tokia šiek tiek pašiaušta, tai ir jau tada bus finalinis šlifavimas, nubrauksiu viską, ko nereikia, ir tada jau valysim ir dengsim su stiklo audiniu. Ir būtent dabar pirmą kartą galima pamatyti, kaip maždaug preliminariai atrodys mūsų kanojos spalva. Dabar matosi visas kedro grožis. Ime aš jums parodysiu, kaip tai atrodo. Šita pusė daug tamsesnė negu šita. Dabar laukime, kol išdžius ir šlifuojam dar kartą. Dar nepavargote nuo šlifavimo? Tai palaukite, tai tik tai pradžia. Kadangi dabar korpusas yra nuriebalintas, jo negalima liesti, nes dabar mes klosim stiklo audinį. Stiklo audinį aš naudoju 162 gramų gramatūros twilas. Ne? Ir kadangi standartinis plotis yra 1 metras, o man reikia apie 1,5 metro pločio, tenka naudoti 2 gabalus, klojant su persidengimu per centrą. Tai kadangi korpusas jau yra pakankamai slidus, jisai yra slidus, nes jisai yra nušveistas, jisai nušlifuotas, nušveistas ir nuvalytas, man reikia, kad per centrinę liniją būtų užleista grubiai iš vienos pusės 10 cm ir iš kitos pusės 10 cm pusė, nes tepant dervą audinys irgi juda, aš noriu turėti atsargai tam tikrą liuftą. Bet dabar tiesiog jį paimti ir nuleisti į vieną pusę, į vieną šoną neišeis, nes jisai yra per sunkus. Tai aš dabar po truputį jį stumsiu į šią pusę ir paskui nukirpsiu šonus. Čia, kad nepabėgtų audinys. Tas sijonas, apie kurį kalbėjau, reikalingas dėl 2 priežasčių. Pirma priežastis yra dėl to, kad kai mes tepsim dervą, gali būti, kad tas audinys kaip iš vienos pusės, taip ir iš kitos pusės pradės vaikščioti šiek tiek. Ko mes nenorim,
tai kad netyčia pas mus, kad mes pritrūktumėm to audinio, ne? Tai mes turim atsarginį tokį liuftą. Antroji priežastis yra ta, kad mes pilsim dervą ant viršaus ir tolygiai ją skleisim po visą plotą. Ir apačia mums reikalinga, kad jinai irgi prisisotintų dervos ir kad jinai laikytų ją vietoj, kad audinys nesusitrauktų. O teptukas reikalingas tam tiesiog, kad išlyginti audinį, kad nebūtų jokių raukšlių, kad visiškai jisai gulėtų pas mus beveik tobulai. Audinys yra audinys, jis šiek tiek tempėsi. Mes norim paruošti jį, kad jisai būtų kuo idealesnis, sakykim taip. Tas dėžutės sudėjau tiesiog tam, kad laikytų šitą viršutinį gabaliuką. Jeigu nuimsiu, šitas audinys nuslys į apačią. Aš visuomet pasidarau savo špargalkę su kiekiais, kiek dervos, kiek įtiklio, nes būna, kai pradedi skubėti ir gali šiek tiek pramazinti su tais skaičiais. Ko mums reikės? Mums reikės glaistyklių. Vienas dalykas, mums reikės paruošti daug pagaliukų tam, kad maišyti dervą irgi iš anksto. Ir čia toks patarimas turėti tokią skardinę su išpjaustais kraštais, kad nuėmus dervą ją, akumuliuoti šitoj skardiniai. Ir iš esmės viskas, pažiūrim temperatūrą, dabar yra 16,5 laipsnių. Užtraukiau šią vietą, kad ne taip sparčiai bėgtų nuo manęs šilumą ir toliau tikriausiai nelabai ir bendrausim. Pradedam nuo šito krašto ir padarysim tokią juostą, kad pas mus nepabėgtų priekis. Žiūrim. Tai va, užtepiau aš tą dervą, praėjau daugiau nei 2 valandos, praktiškai 3. Ir sekantis žingsnis bus toks. Dabar jau kadangi derva sustingo ir jau šiek tiek
vis dar limpa, reiškia, sustingo, bet ne iki galo, jinai yra vis dar žalia. Ir ką aš padariau dabar, tai tiesiog pas mus yra mediena, tai yra kedras, ant viršaus pas mus yra stiklo audinys ir mes tą audinį turėjom sudrėkinti. Ir esmė tame, kad didžiausia problema šitoje vietoje, kad nesusidarytų oro burbuliukai, kurie, oro burbulas tai yra tas blogis, su kuriuo yra iš esmės ir kariaujama prieš laiką, nes kol derva yra pakankamai skista ir pakankamai žalia, tas oras gali iš po stiklo audinio išeiti į paviršių. Bet kai derva sustingsta, tas burbulas, jisai patampa, sakykime taip, užrakintas ir dabar jo ištraukti pačiai nėra jokių būdų. Aišku, pačioj pradžioj dar galim buvo šiek tiek su senu arba su degikliu pakaitinti truputėlį paviršių, tada derva tampa skystesnė ir tu gali su mentelė ištraukti tuos oro burbuliukus. Ir kad mums reikia, kad pas mus ant kedro gulėtų stiklo audinys ir ant jo nebūtų jokios perteklinės dervos. Tai dabar tuose vietose, kur vis dar lieka burbuliukai, aš tiesiog naudosiu paprastą adatėlę nuo švirkšto ir mes išlaisvinsim tuos burbuliukus. Palauksiu dar kokias 2 valandas tam, kad derva būtų vis dar žalia ir paskui tiesiog užtepsiu dar vieną sluoksnį dervos ant viršaus tam, kad priauginti sluoksnių. Ir tokių sluoksnių bus 3 arba 4. Aš dažniausiai darau 4, nes, kuo daugiau dervos uždedi, tuo paprasčiau yra šveisti. Dėl to, kad tikimybė, kad nušveisi ne to, ko reikia, yra mažesnė. Tikimybė, kad nušveisi ar nušlifuosi daugiau negu kad reikia, yra mažesnė. Ir tas mūsų paviršius atrodo taip. Matosi kai kuriuose vietose nelabai, kaip čia pavyzdžiui, bet iš esmės paviršius turėtų būti kaip šitoj vietoj be jokios dervos. Ir toks sausas, bet lipnus korpusas gaunasi. Čia tos skardinės, kur buvo renkama derva, tai kadangi jos yra daug, vyko cheminė reakcija ir jinai į tokius agurkus išauga. Trumpai, nes be kaukės. Tai užsidėjau antrą sluoksnį, diena jau į pabaigą. Dabar važiuoju namo biškį pailsėti. Po 2 valandų atvažiuosiu, uždėsiu 3 sluoksnį ir po 4 valandų atitinkamai atvažiuosiu uždėti 4 sluoksnį epoksidinės dervos, kad priauginti visą sluoksnį, kad mes turėtumėm gerą sluoksnį epoksidinės dervos. Ir viskas. Tai šiam kartui tiek. Tų 2 važiavimų nefilmuosiu, nes tiesą pasakius jau biškį pavargau nuo 6 ryto. Tai toks procesas, stingsta derva, vyksta polimerizacija. Viskas, kas belieka dabar, tai laukti. Dar kartą ačiū Jums, uždėkit laiką, jeigu Jums patinka epoksidinė derva. Ir iki sekančio karto. Ate.